Gerbiami Rokiškio rajono gyventojai, tradiciškai po kiekvieno didelio įvykio visada kreipdavausi į jūs, tai aš manau, kad reikia išlaikyti tradiciją ir atsigavus po antrojo rinkimų turo kreipiuosi į jūs kaip Rokiškio rajono meras ir norėčiau nuoširdžiausiai padėkoti už kiekvieną jūsų balsą. Palaikymą po visos sunkios kadencijos, po 4 metų gavau didžiulį. Taip nepergalingą, bet labai didelį palaikymą iš kiekvieno žmogaus, iš mažo kaimelio, iš Rokiškio miesto bendruomenės. Aš girdžiu ne tik tais kaip suteiktus man balsus palaikymą, bet ir gaunu įvairiausių atsiliepimų žodinių. Todėl visiems dėkoju ir sakau jums ačiū. Per šios 4 metus mes padarėme tikrai labai daug. Jūs visi pasikeitėte. Jūs tapote laisvesni ir linksmesni. Mūsų didelėse įstaigose sumažėjo pensinio amžiaus vadovų ir darbuotojų ir atėjote jūs, jauni žmonės. Ir aš dėkingas likimui, kad man buvo leista padovanoti save, savo energiją Rokiškio rajonui ir Rokiškio rajono žmonėms. Matau, kad aš sugebu, kad galiu ir kad šita misija, manau, yra skirta tam, kad padėtume mes vieni kitiems. Šiandien turime nuostabius įrankius. Šiandien turime sutvarkytus kelius ir mūsų dvasiniam ugdymui mes to jau atidarysime biblioteką. Mūsų fiziniam ugdymui mes turime aikšteles ir baseiną. Bet svarbiausia, mes turim vienas kitą. Nieko nėra svarbiau už tai, kad girdėti kiekvieną žmogų. Už tai, kad girdėti kiekvieną jūsų balsą, ko jūs norite ir tarnauti jums. Tai pati aukščiausia pareiga, kurią mums suteikia Dievas. Sėkmės jums ir gero kelio.